Šiandien ėmėsi 4 svorio kategorijų moterys, tačiau lietuvės dalyvavo 2. Beje, 48 kilogramų turėjusi kovoti Justina Aldusevičiūtė, prieš varžybą susirgo ir nebuvo šiandien jos varžybose. O dabar jūsų ekranuose Teresė Žvingilaitė, svorio kategorija iki 72 kilogramų ir jos varžovė Turkė Simgei Ilmaz. Turkijos sportininkės tikrai yra labai stiprios. Ir dabar matome, kad Turkė ieško būdų, kaipgi čia nugalėti. Ir kadangi labai greitai baigėsi kova, net ir neturime ką komentuoti šiandien su savo pašnekovu, nes tai yra švari pergalė, taip vadina imtynininkai, kai varžovas yra paguldomas ant menčių. Jau pralaimėta pirmose 10 sekundžių. Į kitą etapą patenka Turkijos atstovė, o mes kalbiname Teresės Žvingilaitės trenerį.